Sveiki, šiandien sveikinu su jumis iš Vilniaus oro uosto, kur visai neužilgo vyksiu į Vokietiją, į Dortmundą, kur susitiks Čempionų lygoje Borussia prieš Milano Interą paskutinėjame Čempionų lygos grupių etape. Ši kelionė gali būti iš tikrųjų kuo ypatinga. Pirmas dalykas, aš pirmą kartą vykstu aplamai Vokietijos futbolo varžybas įvairias, nes kažkaip niekaip neišeidavo nei iki Bayerno nuvažiuoti varžybų pažiūrėti, nei Borussijos, nei kitų komandų. Bet šiaip, kuo jis gali būti išskirtinis šitą būtent laidą, nes gali būti, kad spėsiu pakliūti į dvejas varžybas. Nes šiandien vakare žaidžia Bremeno Werderis prieš Hoffenheimą. Bandysiu įspėti tas varžybas, jeigu nebus jokių ekscesų, jokių vėlavimų lėktuvų, nes miestų skiria maždaug 300 km, tai teks aišku pavažinėti, jeigu per šitas 2 dienas žiūrėti, kiek visko tada nusimato. Tai iki greito ir kaip visada viską pasakosiu, kaip, kur, kada, kiek kainavo. Jeigu bus dvejas varžybos, tai aišku šiek tiek mažiau bus dėmesio miestams skirta. Jeigu vieneras varžybos, tai aišku spėsiu tada ir apie miestą papasakoti. Tai iki greito. Dar šiek tiek porą žodžių apie pačią kelionę. Šią yra tokia pirmoji mano gyvenime. Pirmas dalykas, pirmą kartą aplamai sąmoningam amžiuje vykstu į Vokietiją. Antras dalykas, tai yra pirma kelionė mano gyvenime, kur aš vykstu visiškai chaotiškai. Šiam momentui, sėdėdamas oro uoste ir neužilgo kylant lėktuvui, aš turiu tik tais bilietą į priekį į Dortmundą. Viskas, aš neturiu nieko daugiau, neturiu nei viešbučio, neturiu nei rungtynių bilieto, neturiu nei mašinos išsinuomavęs, neturiu nei planų, kaip ką daryti, ir papasakosiu, kodėl taip yra, nes pradėsiu dėl bilietų. Bilietai į Dortmundą lėktuvas sausio mėnesį, jūs dabar galite tą pamatyti, atidarysiu šonę paveikslėlį, kur matysis, kad į Dortmundą skraido lėktuvai sausio mėnesį tik tais 2 kartus per savaitę, tai skraido antradieniais ir sekmadieniais. Ir man dėl mano darbo apimčių yra pernelyg didelė prabanga skristi iš karto 5 dienom ten būti, nes tiesiog fiziškai nespėsiu savų darbų atlikti. Ir dėl to nutariau, kad atgal aš skrisiu alternatyvių kažkokių skrydžių ieškosiu, tai nutariau iš Dortmundo skristi į Varšuvą, kur vėliau galėsiu autobusu grįžti į Vilnių. Aišku, tas užtruks, aišku, pavargsiu, bet vėlgi, kaip ir sakiau, neturiu galimybės tiek laiko važiuoti ir keliauti į savaitę. Tai čia pirma priežastis. Antra priežastis, dėl ko dar neturiu rungtynių bilietų. Planavau, kaip ir sakiau pradžioje video, aplankyti dvejas varžybas. Klausimas, ar aš spėsiu į Werderio varžybas. Tai Dortmundą tai tikrai užsakinėsiu, neužilgo sėdėdamas oro uoste, o į Werderio klausimas dėl laiko. Ir dar atsiranda visokių keblumų, tokių kaip su viešbučiais. Rungtynių dieną, kaip aš suprantu, kadangi žaidžiama prieš Milano Interą, atkeliauja nemažai italų ir Dortmundas tampa labai brangių miestų. Tai jūs irgi dabar šone galėsite matyti, viešbučiai kainuoja pačiame Dortmunde apie 300-400 eurų už naktį. Kas yra visiškas kosmosas tokiam nedideliam mieste. Miestas iš tikrųjų yra nedidelis, tai didžioji dalis netgi fanų Dortmundo, jie gyvena ne pačiam Dortmunde, o jo prieigose arba kitose šalia esančiose miestuose. Tai esminis dalykas yra tas, kad su viešbučiais yra problema. Tai pas mane kildavo klausimas, ar paimti mašiną ir gyventi kažkur netoliese, sakykime taip, ten 30-40 km ir važiuoti tiesiog į varžybas su automobiliu, arba, gyventi Dortmunde prabangiai už tuos 300-400 eurų už naktį. Iš esmės priėmiau sprendimą paimti mašiną ir tada prasidėjo dar kiti keblumai. Jeigu savaitgalį aš dar žiūrėjau, kad yra laisvų automobilių, kurios galima išnuomoti, man tas keltų ir patogumą važiuoti į Bremeną, grįžti atgal, planavau jau imti mašiną. Čia atidaręs aš matau, kad Dortmunde visiškai nebeliko nei vienoje kompanijoje laisvų automobilių. Ir, kaip važiuoti, kur keliauti, kur gyventi, tai kyla vis dar tas klausimas. Tai jeigu aš dabar galvosiu, svarstysiu, kaip padaryti geriau, kaip padaryti pigiau galbūt. Pirmas tikslas yra šiandien vis dėlto pasistengti spėti į Bundeslygos varžybas tarp Werderio ir Hoffenheimo. Rytoj jau Dortmundą, tai jau savaime suprantama. Tai irgi įdomu, Bundesliga, kai žaidžia, irgi tiek viešbučiai kainuoja, ar ne, ar čia tik Čempionų lygos, nes atkeliauja daug užsieniečių. Situacija tokia ne pati lengviausia vykstant į Dortmundą, ypač galbūt sausio mėnesį. Jau nusileidau Dortmunde, jau išėjau iš oro uosto ir spėjau netgi nuvažiuoti iki centrinės stoties, iš kurios važiuosiu į Bremeną. Tai, aišku, miestas nedidelis, už manęs ten, kaip aš suprantu, čia vienos iš pagrindinių gatvių, bet pastudijuosiu čia vėliau šiek tiek. Miestas nedidelis, susisiekimą nespėjau pasižiūrėti, kaip galima autobusu arba traukiniu iki čia nuvykti iš oro uosto, nes skubėjau ir bijojau, kad nespėsiu į traukinį, kuris į Bremeną važiuoja. Tai, rytojus jau bus skirtas
Dortmundui, o šiandien bandau keliauti į Bremeną. Tai iki greito. Susisiekimas patogus, tikrai viskas aišku, tai jeigu tarp miestų keliauti, tai susitvarkys kiekvienas tikrai. Ir kalbant apie bilietus, tai pirmyn atgal gavosi 60 €, bet nežinau, jeigu galbūt pirkčiau kažkur kasoje normaliai, tai gal dar šiek tiek pigiau būtų. Patogus labai traukiniai, dideli, tai žodžiu, keliauju, tikiuosi spėsiu. Nu va, jau atvažiavau į Bremeną. Užtruko kelionę 1:49 minutės. Tikrai, jeigu, pavyzdžiui, žiūrėt skirtingas Bundeslygos varžybas, tai tikrai geriau važinėt traukiniais, nes traukinys, mačiau, didžiausią greitį buvo išvystę 109 km/h, tai dėl to gana greitai mes atvykom. Sėdėjau antroj klasėje, kaip jį vadinasi, ten ne verslo klasė, bet tikrai patogu, galima pakrauti telefoną, ir visa kita. Dabar keliauju įsikurti viešbutį, čia ačiū Dievui viešbučiai nėra po 400 € kaip Dortmunde šiąnakt. Įsikursiu viešbutį ir iš viešbučio tiesiog link stadiono keliausiu. Viskas spėjau laiku kol kas, atvykau į viešbutį, Ibis, 53 € parą. Tai, žodžiu, paprastas toks viešbutukas, kuriame nėra kažkokių dekorų, kažkokio papuošimo, bet iš tikrųjų vienai nakčiai pats tas bus. Tai iš tikrųjų, kai žaidžia bent jau Bundesliga, tai viešbučiai nepabrangsta, ko nepasakysi apie Čempionų lygą. Jau išėjau link stadiono, tuoj eisiu pusvalandis kažkur kelio ir kažkaip matau, kad pakampėse žmonės landžioja, kažkas ten neiškaus, kažkas kažkam kažką perduoda, toks kontingentas, žodžiu, ne visai fainas, kriminalinis atrodo. Pasigūglino dabar viešbutį atėjęs, tai akurat vienas iš pavojingiausių rajonų aplamai Vokietijoje. Žodžiu, tai nieko nepadarys, čia randasi tas rajonas, skaitykit, centre. Tiesiog po varžybų reikės atsargiai eiti, atsargiai kažką daryti, nes, tokia vieta, sakykime, taip neįtin faina. Ir aplamai Bremenas nėra ten pats kultūringiausias, sakykime, tai miestas Vokietijoje. Tai, žodžiu, bet mes atvykom futbolo. Aš turbūt dar niekada taip nelaukiau, kada nupirksiu matchday šalikėlį ir gerklėje bus šilčiau. Žodžiu, jau artėjau prie stadiono, jis už manęs. Tai, žodžiu, tikiuosi, ten bus matchday šalikėlio arba šiaip šalikėlis. Būsiu šiandien Verderio fanas. Tai už manęs, matote, policija stovi ratu. Ne veltui yra sakoma vokiška disciplina. Nebele kur, nebele kaip, net ten su draugeliais bendrauja, o stebi, kad, žodžiu, viską pamatytų ir viską laiku spėtų neutralizuoti. Už manęs jau Verderio namų stadionas. Vadinasi, jis tegul atleidžia man vokiečiai už mano tarimą, nes 99 % tariu neteisingai. Weserstadion. Žodžiu, tai stadionas išvis įkurtas 1909 metais ir pirmos tribūnos, 2 tribūnos buvo iš pagalių pastatytos, žodžiu, medinės tribūnos. 1930 metais čia pradėjo žaisti Bremeno Verderis. Tiesa, apie patį klubą šiek tiek pasakysiu. Klubas buvo išformuotas 1943 metais, bet vėliau atsinaujino ir jau tą tikrąjį vardą Bremeno Verderis, tai jis įgavo jau po karo. Stadionėje žaidžia nuo 30 metų ir dabar šitas stadionas talpina 42 000 sirgalių. Tai yra gana didelis tikrai stadionas. Neužilgo eisim į vidų, jau viską pažiūrėsime ten. Pasipuošiau šalikėlių, nebuvo matchday, tai teko pirkti grinai Verderio. Šiaip jau žmonių labai daug prie stadiono, ten visas actionas, visur jau eilė stovi, bet pirmą kartą aš matau, kad likus pusantros valandos iki varžybų dar nebūtų atidaryti vartai. Tai, žodžiu, neįleidžia nieko, tai teks šiek tiek pavaikščioti aplink stadioną ir neužilgo jau keliausiu į jį. Savo kreivą anglų kalbą pasiklausiau pas vietinius, žodžiu, kas stovėjo šalia, kodėl neįleisdavo į stadioną, tai atsakymas buvo irgi kreiva anglų kalba, kad šeimininkai neatvažiavo dar. Ir vėliau tik supratau, kad įleidžia tik tada, kai įvažiuoja komanda namų. Tai, žodžiu, šiuo atveju Verderis atvažiavo su autobusu, visi žaidėjai, visa komanda, ir tik tada mus įleido į
į patį stadioną pradėjo leidinėti. Tai buvo tokia tradicija įdomi. Nu, atrodo irgi toks pastebėjimas, kurį, nežinau, man neteko anksčiau matyti. Už manęs stovi 2 linijos, kur, žodžiu, tikrina tik moteris, o vat visas kitas yra skirtos vyrams. Tai, žodžiu, moteris tikrina moteris, vyrai vyrus. Tai, nu, anksčiau aš nemačiau tokių dalykų, tai nežinau, galbūt jums tekdavo susiturti, bet man tai kažkokia tokia naujovė. Nu, vietas tai iš tikrųjų puikias gavau. Vėlgi apie bilietus, tai kaip įprastai perku bilietus per footballtickets.net.com. Nu, vat, pavyzdžiui, čia vietos per patį vidurį Bundeslygos varžybų kainavo bendroji suma 124 eurai. Tai tikrai mano nuomonė nėra brangu. Na, už tokias vietas. Aišku, buvo ten vietų ir viršutinėse dalyse, va ten šone, kainavo, man atrodo, apie 60 eurų, kažkas tokio. Tai, nu, nutariau jau paimti vienas geriausių vietų, kad galėčiau pasižiūrėti, pasimėgauti Vokietijoje kuriamų futbolo spektaklių ir atmosferą. Pakomentuosiu, kad tas puslapis ne karto nepavedė, nežinau, tikiuosi niekada ir nepaves, bet kol kas aš labai jais patenkintas, viskas laiku. Suprantama, kažkiek galbūt permoki, bet kaip ir sakiau, iš daugelio futbolo komandų iš originalių puslapių yra sudėtinga gauti bilietus. Arba kartais jie netgi būna brangesni. Nu, paėmiau paragauti vietinių dešrainių ir glintveino. Laukia labai šalta ir, nežinau, man kažkaip jo labai nesinori, norisi kažko šilto, tai, žodžiu, paėmiau glintveino ir vieną hot dogą, tai bendroji suma 10 eurų. Kainavo tai, nu, stadionų kainų prasme tai yra normali kaina, tai manau, kad pas mus irgi Lietuvoje tu eidamas pasivaikščioti kažkur centre, hot dogą su glintveinu nupirks irgi maždaug už 10 eurų, tai, nu, žodžiu, čia normalios kainos skaitosi. Kaip žinia, pirmieji išeina apšilinėti vartininkai visada. Tai irgi pirmą kartą matau, kad vartininkams atskiras pasitikimas būtų. Melodijos, dainos ir, žodžiu, šviesos instaliacijos kažkokios. Tai fainas tikrai vaibas. Šiaip nežiūrėjau aš anksčiau turnyrinės lentelės. Vokietijoje žinau, kad Bayernas pirmas eina. Bet dar pažiūrėjau, Hoffenheimas 3, o Werderis žingsnis iki iškritimo ribos. Tai aš manau, kad tikrai turėtų varžybos įdomios būti. Vis galvojau, kada pagaliau pakliūsiu ant 0-0. Niekada dar neteko matyti 0-0 varžybų gyvai. Tai tikiuosi ne šį kartą, tai spėčiau, kad bus minimum 3 įvarčiai. Žiūrėsim, ar pataikiau. Žodžiu, laukiam, kol rinksis visi žiūrovai ir prasidės futbolo spektaklis. Hoffenheimas įmušė 0-1. Šiaip ant tiek nebuvo ką filmuoti pirmam kėliny, kad net nebuvau pasiruošęs, kad toj gali būti įvartis, bet žiauriai gražų įmušė. Tai, nu va, po pirmo kėlinio 0-1 gale įmušė. Šiaip įvartis tikrai gražus, bet labai netikėtas, nes neėjo nei viena komanda link įvarčio ir vat taip, žodžiu, iš niekur. Man patinka, kad Bundesliga yra labai dinamiška lyga. Žodžiu, kamuolys labai mažai būna pauzėse. Tai toliau iš pliusų skanus glintveinas, gražus įvartis ir viskas. Žodžiu, pirmas kėlinys kažkaip labai nuvylė pats žaidimas. Žaidėjai toks jausmas, kad gal sušalė yra, nežinau, nes tikrai šalta laukia. Miglota, tokia, neaiški atmosfera dėl pačių sirgalių, tokia silpna atmosfera, nes, žodžiu, ultras palaiko gerai, tikrai girdisi, kad jie atsiduoda ir taip toliau, o sirgaliai paprasti, tai toks jausmas, kad susirinko į kažkokį spektaklį, pažiūrėt labai jau ramiai. Tai va, tai todėl pirmas kėlinys toks, gana nuobodokas, tai tikėkime antrajame kėlinyje daugiau įvarčių, daugiau veiksmo, daugiau aktyvumo, kažkokios kokybės futbolo. Nu va, 0-2, tik ką Hoffenheimas gavo raudoną kortelę, kol pirkau ten atsigert.
Tai gavo raudoną kortelę, bet ir iškart įmušė antrą įvartį. Tai pražiopsojau per 5 minutės labai daug actiono, kuris įvyko. Tai 0-2. Žodžiu, žiūrim toliau. Va, įmušė Verderis, bet neįskaitė. Tai žodžiu, 0-2. Nu va, baigėsi rungtynės, 0-2, rezultatas taip ir liko. Turėjo Verderis kelius šansus, labai stengiasi jie atsilošti. Šiaip pagarbau labai didelę už atsidavimą, nes jie momentas netgi, kai buvo likusios vos 2 minutės iki rungtynių pabaigos, 2 įvarčius atlošti, aišku, yra iš fantastikos ryties. Ir jie ten stengiasi, jie ten, nu, žodžiu, iš visų jėgų bando kelia tos kamuolius nesėkmingai, nu, žodžiu, bet už pastangas tai didelis respektas. Šiose varžybose plika akimi matėsi, kad, nu, labai abiejom komandom trūko kokybės, kamuolio normalios kontrolės. Bundesliga pati, jeigu būtų šilčiau, tai aš manau paliktų dar geresnį įspūdį, bet šiaip, kaip ir kalbėjau, pritrūko kokybės, bet dinamiškas labai žaidimas. Pirmas varžybos yra įveiktos, rytoj jau lauks pagrindinis šios kelionės tikslas, tai yra rungtynės tarp Borusijos ir Intero, o aš keliauju į viešbutį ir rytoj kažkiek pasistengsiu iš pačio ryto aprodyti Bremeno miestą. Nu ką, labas rytas. Išėjau šiek tiek pasivaikščioti po Bremeną, nes nežinau, ar tikrai dažnai čia atvažinėsiu. Dabar esu parke Valanglen, vadinasi. Iš tikrųjų labai gražus parkas. Dabar suprantama, yra žiema, čia labai daug ko nepamatysi įspūdingo, bet pasižiūrėjau nuotraukose internete, tai pavasarį, vasarą, čia iš tikrųjų labai gražu. Viena vieta, kur tu gali tokioj būti miesto centre, bet šiek tiek ir gamtos apsuptyje. Tai todėl tikrai verta šitą vietą aplankyti, ypač vėlyvą pavasarį ir vasarą. Nu, už manęs yra didelis Bremeno soboras. Viena iš tokių labiausiai lankytinų vietų Bremene. Aš atėjau labai anksti ryte, tik tais 8:30 dabar yra. Suprantama, dar nieks nedirba ir šiaip patekimas į vidų yra mokamas. Labai dažnai būna, ypač sezono metu, eilės patekti ten. Į vidų tikrai norėtųsi patekti, bet neišeis šį kartą. Tai todėl, jeigu būsite Bremene, turėsite kiek daugiau laiko. Šią vietą, nu, vien iš toli jį žiūrint, jis spūdingai atrodo, tai tikrai verta jį aplankyti. Nu ir aišku, svarbu aplankyti centrinę aikštę, kurioje dabar kaip tik esu ir, žodžiu, va čia yra ir soboras prie pat. Privalumas Bremeno, mano nuomonė yra tame, kad, nu, pirmas, aišku, labai gražus senamiestis. Antras dalykas, kad viskas yra šalia vienas kito, tai vėlgi ta pati istorija gaunasi, tikrai nereikia daug dienų, kad viską apžiūrėti. Tai užtenka atvažiuoti vienai dienai, nu, netgi realiai aš pusvalandį pavaikščiau ir praktiškai viską tokio žymaus pamačiau, ką jie turi. Tai todėl čia labai panaši istorija, kaip buvo, kai vykau į Bratislavą, kai žaidė Slovanas su Mansičiu. Ir irgi ten ir pasilikau 3 dienom, nes lėktuvas neskrydo ir tiesiog neturėjau ką veikti, nes tu viską apžiūrėjai per vieną dieną ir viskas gražu, viskas puiku, nieko nesakau, bet miestas nėra labai didelis, tai todėl centrinė aikštė, joje didžiausias actionas būna žiemą prieš Kalėdas, nes eglutė būna, kalėdiniai miesteliai ir panašiai, mūgės, o ir dar vasarą. Čia tikrai daug lauko kavinių, visi, žodžiu, sėdi, bendrauja, niekur neskuba ir mėgaujasi vasarą. Išėjau iš viešbučio, einu vėl į traukinių stotį ir važiuosiu atgal į Dortmundą. Šiaip viskas labai arti, privalumas, dar vienas paskutinis apie Bremeną paminėsiu, kad, žodžiu, centras, stotis, susisiekimas iš tikrųjų link stadiono arti viskas. Tai, žodžiu, jūs pusvalandis į vieną, pusvalandis į kitą pusę pėstute. Žodžiu, einu ieškoti, kur mano traukinys ir važiuosiu jau į Dortmundą, kur vakare tikiuosi bus superinis futbolas, kokybiškas ir įdomus. Atvažiavau atgal į Dortmundą. Įdomus pastebėjimas, nei karto niekas neprašė bilietų pateikti už pravažiavimą, tai nežinau, galbūt galėjau ir iš visai nieko nemokėti, nežinau, kaip čia veikia, viskas dar nesigilinau, bet šiaip vėlgi gana viskas greitai,
valanda 40 ir tų vietoj. Todėl Vokietijoje šiaip keliauti tikrai traukiniais yra labai patogu. Papasakosiu vakare įėjau į bookingą ir, žodžiu, man labai pasisekė, nes atsilaisvino kažkokie vieni apartamentai. Tai va dabar juos atvykau. Varžybų dieną, kaip jūs matėte, ten kainos yra kosmosas po 300, po 400, tai man va šitie apartamentai atsiėjo 130 eurų už naktį. Tai šiuo atveju aš labai laimėjau, nes jūs patys matėt, kokia kaina yra. Ir gyvensiu čia vienas, čia kaip suprantu pritaikyta gal ir 3-4 žmonėm, bet iš esmės būsiu vienas. Tai ir kas yra svarbiausia, tai yra maždaug 15 minučių pėstute iki miesto centro, todėl, manau, man pasisekė šį kartą. Pirma vieta, kurią būtina aplankyti Dortmunde futbolo fanams, tai yra pagrindinis Vokietijos futbolo muziejus, kuriame tikrai labai dabar pamatysite daug visokių įdomių dalykų. Yra įėjimas mokamas 10 eurų, galima vietoje nusipirkti bilietus ir jeigu vyksti šaltuoju metų laiku, tai reikia striukes kabinti. Žodžiu, apačioje tokiuose rakinti vietose ir tas irgi kainuoja 2 eurus, tai reikia turėti monetas, nes čia iškeisti nelabai kas nori, tai tą turėkite omeny. Keliaujame į vidų pasižiūrėti. Tokie visur, žodžiu, kambariukai, kuriuose yra pavaizduoti įvarčiai pasaulio čempionatų, svarbiausi įvykiai, nes Vokietija, kaip žinia, ne vieną kartą tapusi yra pasaulio čempionė, todėl ši šalis turi tikrai kuo pasigirti ir bent jau kiek aš skaičiau anksčiau, šiame muziejuje yra netgi originalios pasaulio čempionato taurės. Tai bandau eiti ieškoti toliau. Radau žmonės salėje pasaulio čempionato taurės, netgi 3 originalios yra. Iš tikrųjų toks įdomus pojūtis prie jų stovėti, tiek svajonių, tiek pastangų ten įdėta, bet kurios komandos, kuri laiminėdavo pasaulio čempionatą. Tai iš tikrųjų Vokietija 4 kartus buvo tapus pasaulio čempionė, tai ypač pats jau žiūrėjau tikrai intensyviai futbolo ir domėjausi juo, kai 2014 metais jie laimėjo taurę ir aš Argentiną labiau palaikiau tada, nes visiems mano nuomonė Messi yra geriausias žaidėjas, tai kažkaip jį palaikydavau, Argentiną palaikydavau ir tas trofėjus, kuris tu matėjai pats tą finalą, iš tikrųjų toks įdomus pojūtis pamatyti. Tai iš tikrųjų vien tik tais su tikslu, norint pamatyti tokius trofėjus, jau verta aplankyti šį muziejų. Šioje salėje už manęs man pavyko rasti, kur yra išstatyti trofėjai pagrindiniai, tai pasaulio čempionato 3 taurės iš 4, kurias laimėjo Vokietija. Ir jie yra svarbiausia, tos taurės originalios yra. Ir iš tikrųjų toks įdomus pojūtis pastovėti šalia jų, nes kažkaip, kiek žaidėjų pasaulyje svajoja laimėti pasaulio čempionatą, Europos čempionatą. Ir tu matai tą taurę, kurią kėlė visos žvaigždės šalia, kažkaip toks įdomus tikrai pojūtis, fainas labai. Tai žodžiu, vien tik tais dėl to, kad pamatyti šitas taurės gyvai, jau vien dėl to verta atvykti į šį muziejų ir per aibę kitų dalykų pamatyti, bet taurės tai, įspūdį paliko. Tokia įdomi vieta, tu gali atėjęs pajungti varžybas, kažkokias istorinės Vokietijos, čia, pavyzdžiui, finalas 14 metų tarp Bayerno ir Borusijos, ir pasijaust kaip tikras komentatorius, sėdėdamas su ausinėm, stebėdamas šias varžybas ir kas, manau, moka vokiškai, tai jie ten gali ir pakomentuoti kartu su to komentatorium, tai irgi tokia įdomesnė vieta. Už manęs yra tokia irgi unikali vieta, tai yra galima atkartuoti Klauso Fischerio 1977 metais įmuštą įvartį per save. Vokiečiai jį iki šiol yra pripažinę kaip gražiausią įvartį Vokietijos istorijoje. Tai galima atsigulti ir pabandyti kaip Klausas Fischeris. Čia pavaizduota kaip eilinė Borusijos Dortmundo varžybų diena, kiek reikia aptarnaujančio personalo tam, kad viskas vyktų sklandžiai, viskas vyktų kokybiškai. Tai irgi įspūdinga. Ir kaip į Pekino salės.
Vat jeigu mūsų teisėjai norėtų dirbti Bundeslygoje, tai už Bundeslygos mačą pagrindinis teisėjas gauna 5 000, už antros Bundeslygos 2,5, trečios lygos 750 ir regionalinėje lygoje 300. Nu va, reziumuojant, tai tikrai verta pabuvoti šitam muziejuje. Jis didelis tikrai, tai jeigu ten labai viską gilintis, tai tikrai gali prireikti valandos kitos netgi. Tai va, tai todėl tikrai būdami Dortmunde jį nuvykite iš prie pat stoties randasi. Tai žodžiu, labai lengva rasti pačiam centre. Šiaip iš esmės Dortmunde, aš kaip pasižiūrėjau, nelabai yra kažkokių tokių gražių vietų. Tai yra darbingas toks miestas, kur žodžiu, daug žmonių atvažiuoja tiesiog dirbti. Ir, pramogų yra be abejo, bet jų nėra ten kažkokių labai lankytinų daug vietų. Tai viena iš jų tai be abejo buvo muziejus. Pačiam centre yra gatvė, kurioje labai daug restoranų, daug naktinių klubų, žodžiu, pasilinksminimo erdvių ir be abejo daugiausia galima Dortmunde kalbėti apie futbolą, nes čia visur, aš, pavyzdžiui, tiesiog centre esu už manęs Borusijos vėliavos, iki rungtynių dar daug valandų už manęs ten eina ir fanai, ir Milano Intero fanų mačiau jau nemažai. Tai iš tikrųjų futbolas jaučiasi, kad čia yra pagrindinė sporto šaka ir žodžiu, veiksmo aplink futbolą yra labai daug, tai dabar šiek tiek prasėsiu pro tą gatvę, kur daug restoranų ir jau keliausiu į apartamentus ruoštis varžyboms vakaro. Centre jau actionas, matėt kaviniai ten, žodžiu, jau dainavimai visi, tai neužilgo jau čia visi Intero fanai jau renkasi skirtingose kavinėse. Borusijos šiaip taip ramiau elgiasi, jie jau, nežinau, ramesni yra, Interas jie jau ten duodasi, nors iki varžybų dar 5 valandos. Tai todėl jaučiasi, kad šiandien kažkas mieste įvyks. Pasipašiau match day šalikėlių, už manęs milžinas stadionas Signal Iduna Park, talpinantis 81 000 žiūrovų. Tiesa, žaidžiant Čempionų lygą, mažiau žmonių telpa į stadioną, tik 60 su uodegyte tūkstančių. Dėl ko, nes Bundeslygoje yra leidžiamos stovimos vietos. Ne veltui yra žinoma ta stovima tribūna fanų. Šiandien ją parodysiu, kai vyks varžybos. Ten, žodžiu, visas varžybos fanai stovi. O UEFA tą visą reikalą draudžia ir dėl to rungtynių dieną prieš Čempionų lygą yra toje vietoje, kur yra stovimos tribūnos, yra įmontuojamos kėdės. Tai todėl žiūrovų 20 000 telpa mažiau. Bet visiems tai nekeičia fakto, kad Signal Iduna Parkas yra trečias Europoje pagal priimamą žmonių kiekį, nes pirmoje vietoje yra Camp Nou, antroje vietoje Santiago Bernabeu ir jau trečioje vietoje yra Borusijos stadionas. Tai iš tikrųjų jis atrodo milžiniškas. Už manęs klubo fanshopas 2 aukštų, irgi labai didelis. Tai eisiu pasižvalgyti, ką jie ten turi. Tikrai dažnai einu į fanshopus, bet nemačiau niekada tiek žmonių. Čia jis yra 2 aukštų, jau antrą nekilsiu, nes noriu greičiau į stadioną nueiti. Iš tikrųjų žmonių yra visi renkasi, žodžiu, atributiką ir žodžiu, tokio ažiotažo nemačiau dar. Kai prasideda Bundeslygos sezonas, 70% vietų šio stadiono priklauso abonementų savininkams ir tik 30% yra paleidžiama į viešą prekybą. Todėl į Bundeslygą gana yra sudėtinga gauti bilietus originalius. Jeigu tu spėjai nupirkti, tai spėjai, jeigu nespėjai, ne. Tai nes iš tikrųjų didelis ažiotažas, labai daug žmonių norinčių pakliūti į Borusijos varžybas. Bet situacija keičiasi iš esmės, kai vyksta Čempionų lyga, nes Čempionų lygoje abonementai negalioja. Tai todėl gaunasi sirgaliai, jie gali nusipirkti bilietus oficialiam puslapyje
Aišku, jas labai greitai išperka, jeigu tai topinės komandos, jeigu ne top komandos, tai įmanoma tikrai gauti tuos bilietus. Ir mano atveju aš pirkau vėlgi iš footballtickets.net.com ir jūs dabar matysite bilietą ekrane, tai jo bendra kaina buvo 134 eurai, ten su visais priedais, nes pats bilietas, aš mačiau, 80 su uodegytė, ir aišku, jie ima aptarnavimo mokesčius įvairius ir panašiai, komisija. Vietos lyg ir aš žiūrėjau, geros bus, tuoj pamatysim, bet kaip ir sakiau, čia yra top komandų susitikimas. Tikrai bent vieną kartą šį stadioną verta aplankyti ir varžybas pamatyti Borusijos gyvai. Šiaip dėl spalvų tokį vieną pastebėjimą pasakysiu. Dortmunde, pačiam mieste visur labai daug yra geltonos ir juodos spalvos. Tai yra ne tik tais prie stadiono pačios klubo spalvos, bet šiaip pats miestas labai yra nuspalvintas būtent šitom spalvom. Tai iš tikrųjų niekur nemačiau tiek geltonos spalvos kaip Dortmunde. Vietas tai vėlgi gana geras gavau už manęs. Tai yra, netoli vidurio, viskas iš gana aukštai, tai viskas turėtų matytis. Ir man iš tikrųjų labai didelį įspūdį kelia šitą tribūną, čia ta stovima tribūna. Dabar ten kiek kėdės yra, bet šiaip tai yra stovima tribūna. Aršiausių fanų Borusijos, ten visus performansus, kuriuos matėt internete anksčiau darytus, tai jie buvo būtent šitoj tribūnai daryti. Ir ji iš tikrųjų tokia grėsminga atrodo. Iš vis žiauriai grėsmingai atrodo, manau, nes jį yra padaryta kaip vienas aukštas. Matot, nėra jokių per viduriuką balkonų. Jeigu, pavyzdžiui, lyginant priešais, matot, yra balkonas per viduriuką, o čia tokia, kaip atrodo, siena iš žmonių stovinti. Tai įspūdį palieka didelį, tai įsivaizduoju, kai dar prasidės varžybos, kaip tai viskas atrodys. Tiesiog, manau, bus kosmosas. Šiek tiek jūs suklaidinau. Galvojau, kad negalima stovimų tribūnų UEFA, bet visai neseniai tą visą draudimą panaikino ir, žodžiu, visa šita tribūna bus tiesiog stovima. Ir vadinasi, bus 81 000 žiūrovų. Įspūdinga. Pirmas įspūdis tiesiog wow. Atmosfera bomba. Baigėsi pirmas kėlinys 0-0. Šiaip Girasi turėjo gerą progą, labai neįmušė, žodžiu, tiesiai prieš vartininką buvo ir kažkaip tiesiai jį pataikė. Šiaip, ką galiu pasakyti, tai iš futbolo pačio tai pastebėjimas, Borusija kažkaip atrodo, kad privengia taip atvirai žaisti prieš Interą ir ten, žodžiu, taip labai atsargiai atakuoja, o Interas man labai patiko ir pernai, tai tas pats vyksta ir šiemet, kaip jie išeina į atakas. Tiuramas nusileidžia, jis labai yra fiziškai stiprus, prisidengia korpusu ir ten atlėkia keli arba centro saugai, arba krašto žaidėjai ir iš karto įgauna pranašumą. Ten 5-4, bet kažkaip pasižymėti nepavyko, kažkokio tokio wow epizodo sukurti nepavyko, bet šiaip žiūrisi Interas kol kas geriau. Pagal atmosferą tai, nežinau, viena iš geriausių atmosferų aplamai, kur esu buvęs, turbūt iš futbolo, tai tiesiog visas stadionas palaiko, nors komandai neina žaidimas ir nėra taip kaip vakar, neina žaidimas, kai ir sėdi visi žiūri spektaklį, tai tiesiog palaikymas yra didelis, tikrai skanduotės ten tą stovimą tribūną, tai iš vis kosmosus išdarinėja, tai wow, tiesiog.
Pertrauka 0-1, Interas įmušė frikiką, labai gražų nufilmavau. Šiaip jie šiek tiek ir vertesni pergalės, tai manau ant vienam įvarčiui ir pribrendo Interas. Borussia kažkaip nesiklijuoja jam šiandien žaidimas. Nu ką, baigėsi rungtynės identiškų rezultatų kaip ir vakar 0-2. Nepavyko per šią kelionę nei vieno įvarčio namų komandos pamatyti. Ką galiu pasakyti, Interas ir vertesni buvo. Jie tikrai kažkaip įdomiau žaidė, kaip aš sakiau, su tuo išėjimu į atakas. Man labai patiko, kaip jie atrodė. Vat labai primena pernai matytą vaizdą, kai jie ir Bayerną eliminavo, ir vėliau Barceloną. Tai toks geras žaidimas. Manau, kad jie gali tikrai tam Čempionų lygos play-off'u pakovoti gerai. Tai vat, o Borussiai tiesiog, nesiklijavo žaidimas. Atrodo, visi bijo aštrint. Vienintelis tas Adeyemi išėjo, tai jis aštrina tikrai gana gerai. Tai šiaip, ką galiu pažymėti, tai atmosfera tiesiog kosminė. Nežinau, viena geriausių atmosferų iš visų stadionų, kur aš esu buvęs, todėl atmosferą riebų 10 dedu. Pačiom rungtynėm gal kokie 7 iš 10. Tai grįžęs į viešbutį šiek tiek tada reziumė kelionės padarysiu. Papasakosiu dar kartelį apibendrintai, kiek kas kainavo ir bus viskas. Tai iki greito. Jau grįžau į apartamentus, tai reziumuojant kelionę, papasakosiu tada, kiek kas kainavo ir savo įspūdžius, tai gal pradėsiu tada nuo kainų. Pradėsiu nuo pačios kelionės, tai vykau aš, kaip žinote, jau pradžioje video pasakau iš Vilniaus į Dortmundą, tai iš Vilniaus į Dortmundą bilietai lėktuvo kainavo 79 eurus, toliau atvykus į Vokietiją traukinio bilietai į Bremeną pirmyn atgal 60 eurų, nakvynė viešbutyje 53 eurai. Bilietai į varžybas Verderio 124 eurai. Ir aišku, ten dar kažkokių užkandžių buvo, pavalgyt buvau užėjęs, tai šiaip visai kelioniai smulkiom išlaidom, tokiom kaip maistas, ten matchday šalikėlis gavosi 72 eurai mano atveju. Toliau apartamentai Dortmunde 132 eurai gavosi, tik čia, kaip ir sakiau, man labai pasisekė, tiesiog atsitiktinumo dėka radau booking'e tokias kainas, nes jų tokių nėra, kai vyksta Čempionų lyga Dortmunde. Ir bilietai į futbolo varžybą 134 eurai su jau visais mokesčiais, su viskuo. Ir rytoj aš vykstu jau atgal į Varšuvą, nes nėra tiesioginio skrydžio rytoj į Vilnių, man reikia kuo anksčiau grįžti atgal į namus. Tai kainuos bilietas 65 eurai, ir plus autobusas iki Vilniaus, kokie 25 bus, dar neužsakinėjau jų. Tai reziumuojant, aišku, nepigiai gavosi. Tikėjausi šiaip atvirai pasakius, kad netgi dar brangiau bus, nes kaina vien, ir sakiau, viešbučio arba apartamentų labai yra brangi, plus galvojau, kad futbolo varžybų bilietai bus brangesni. Tai šiaip planavau, kad bus dar brangiau. Ir apibendrinus, futbolas Vokietijoje man labai patiko, paliko gerą įspūdį. Jeigu iššifruot, kas būtent futbole, tai turbūt pirmoje eilėje aš išskirčiau atmosferą stadionuose. Jeigu vakar tai tik ultras užvedinėjo visą stadioną, o stadionas nenorėjo užsivesti, tai šiandien visas stadionas tiesiog šėlo, dainavo ir matosi, kad tai yra tokia vieninga šeima Borussijoje ir kad tai yra, tikrai vien dėl atmosferos, nesvarbu, kad jie pralaimėjo, kad jiem nesisekė, bet vien dėl atmosferos, tai kas vyko stadione, verta tikrai aplankyti Borussijos rungtynes. Toliau dėl pačio žaidimo, tai aišku, liūdna, kad neteko matyti nei vieno namų komandos įvarčio. Norėjau pamatyti, kaip reaguoja stadionas, kaip atsiranda tau dar didesnė ugnys, siekiant atsilošti
Žaidimo kokybei kažkiek turi įtakos oras, nes tikrai šalta. Tai vat jeigu kas nors vyksite sausio mėnesį, vasarį, gruodį, nu žodžiu, kai žiema už lango vyksite į futbolo varžybas, tai turėkite omeny, reikia imti tikrai daug šiltų rūbų, nes tarkim aš eidavau į varžybas su 2 megztiniais, 2 kelniam, 2 poras kojinių dėjausi ir visiems momentais buvo tikrai šalta. Tai todėl, jeigu kas nors vyksite žiemą, tai turėkite omeny, kad reikia tinkamai pasirūpinti aprangą. Ir todėl apibendrinus 8,5 iš 10 ir tikrai nuoširdžiai linkiu kiekvienam aplankyti Vokietijoje, galbūt ne visas komandas ten futbolo varžybas pasižiūrėti, bet topinės, tai pavyzdžiui Müncheno Bayernas, Leverkuseno Bayeris, Dortmundo Borussia ir kiti galbūt, Frankfurto Eintrachtas, jų fanai tokie yra garsus. Ir ne vien tik dėl to, aišku, be abejo, pirmoji dėl futbolo. Tai todėl tikrai rekomenduoju ir norėjau paprašyti, kad dalintumėtės video, rašytumėt komentaruose rašykite miestus ir komandas galbūt, kurios norėtumėt, kad aš aplankyčiau, kad apie jas įrašyčiau tą savo vlogą vadinamai, nes tikrai atkreipiu tai dėmesį ir jeigu tikrai bus galimybė, tikrai pirmoji eilėje keliausiu ten, kur parašė komentaruose mūsų komentatoriai sekėjai kanalo. Tai todėl tiek iš šios laidos, atsisveikinu su jumis ir iki kitos išvykos.